Alytaus mėsos kombinatas pirmasis šalyje, kuriame gamybos procesai pilnai mechanizuoti. Respublikoje veikia 7 mėsos kombinatai. Vietoje linų namudinės pramonės suklestėjo šiandieniniai Lietuvos tekstilės ir trikotažo pramoniai. Dabar išaudžiama per metus tiek lininių, medvilninių, šilkinių ir vilnonių audinių, kad žemės rutulį būtų galima apjuosti 3 kartus. Tekstilės ir trikotažo pramoniai medvilnę, vilną tiekė Vidurinės Azijos, Užkaukazės, Kazachijos sąjunginės respublikos, o siūlų vis daugiau pagamina Alytaus medvilnės kombinatas, Kauno spalio 50-mečio dirbtinio pluošto gamykla. Šios įmonės paleidimas leidžia šalyje išplėsti buitinių šaldytuvų gamybą. Mažeikiuose pagaminti kompresoriai keliauja į Alytų, kur gaminami šaldytuvai Snaigė. Alytuje gaminamos komunalinės skalbimo mašinos. Joms elektrovariklius tiekia gamybinis susivienijimas Elfa.